praustis. Laikas praustis. Laikas eiti į dušą praustis. Ei, labas rytas. No. Tapiškiuk. Važiuosim pažiūrėti Islandų raganas, kurie, by the way, buvo vyrai. Išmoksiu burtažodį. Jau užbursiu, kad žmona eitų praustis pirmą rytais. Kodėl taip vėliai šneki? Mes atėjom į raganų muziejų ir atėjom anksčiau dar prieš atidarymą. Ir taip sakau, pabandyk atidaryti duris. Evelin pastūmė ir atsidarė. Tai įėjom, atsisėdom ir dar niek nebuvo, tik lempą vienu vietoje jungti. Sėdam, facebookinamės ir už 10 minučių atėjo šeimininką. Taip keista, nes mes pirmieji atėjom. Tai Evelin ir labai nedrosi. Nu ir ką manai apie raganų muziejų? Manau, kad buvo visai fainė. Visai tokių įdomių dalykų sužinojom. Raganas daugiausia buvo vyra ir 21 sudegintų raganų, tik viena buvo moteris sudeginta ir islandijočia. Ir labai įdomių dalykų, kaip ten žmonės bandydavo visokius, dažniausiai vargšą būdavo apkaltinami raganys ir kamariai. Nu tiesiog gal norėdavo išsiaiškinti, kokius ten dalykus. Tai realiai, jeigu turi nusibražęs ten kelias runas, tai kaip ir sudeginta gal Islandijoje. Jo, galėdavo. Baisu. Užtat sriuba čia labai skani buvo. Labai buvo mėsos sriuba. Nežinau net kokį mėsyti tokį. Galima ir vieną. Tai reikia susirasti panašų receptą ir namus pabandyti padaryti. Ir dar įdomi buvo apie ten eksponatus, kokią ten pasidarydavo, kad raganiškų dalykų. Nekropants. Vien dėl šito verta atvažiuoti pažiūrėti. Jo. Gal atletus mes daugiau apie nekropants. Gal po vaizdą geriau, bet pagaulinkit. Nekropants. Gerai, traukiam tolyn į šiaurę.
Tai va, važiavom į Vestfjordus ir taip pagalvojom gal iki baseiną nuvažiuos, bet dar reikėjo ten apie 1,5 valandos važiuoti reikėtų ir paskui pradės temti. Ir aš tas keliukės tokias nenoriu naktį važiuoti, nes įdėna jau baisė ir taip važiuoti yra. Bet graži labai. Ir te pravažiuojant kokį riedulį kito kelpusį galvoju, aš tikus, kad on sen labai sene. Nes taip atrodo, kad užlydės Vaiskalns. Ir kad kartą, jeigu važiuojame į Islandiją, manau, reikėtų čia kokius 3 dienas, kad neskubant apvažiuoti. Jo, nes jau visai reiks susikaupus, ką važiuoti. Taip. O dabar jau važiuosim atgal į Humanity. Greitai valgy šokoladuką, o tai jau filmuoju. Žandas. Num. Filmuoju. Tai va, ką tik pavalgėm vakarienę šitam restorane. Vadinasi kažkaip juokingai islandiškai. Ir smokėdami pasakėm, kad perdautų šefau, kad turbūt skaniausias lambs ėriena, kokią esam valgę. Ir žuvis labai gera buvo, kažkokį pesku. Nežinau net ką lietuviškam. Tai esam laimingi, privalgę ir dabar kokias 3 valandas važiuoti iki Kemsaito, kad ryto mažiau važiuoti reikėtų. Tai einame iškoti GPS koordinačių. Ir tikimės, kad neapledėjo keliai. Taip. Iki. Tai po fotografon paspaudu mygtuką ir lauku, kol nufotografaus puosi minutis. Tad pasako, vėl paspaudu, vėl lauku. Užsirėmęs fotografiją. Taip. Tas man gerai? Taip.